planuojate vykdyti tam tikrą veiklą, pavyzdžiui, kirpėjo, pardavėjo, staliaus, planuojate tapyti arba pardavinėti paveikslus arba gaminti juvelyrinius dirbinius, tokią veiklą galite vykdyti registravę individualią veiklą. Kada gaunate iš tokios veiklos nuolat pajamas ir ją tęsite. Tai individuali veikla gali būti dviejų formų. Arba galima išsiimti verslo liudijimą, arba individualios veiklos pažymą. Kuo skiriasi? Tai jeigu išimat verslo liudijimą, tai tokiu atveju yra mokamas iš karto fiksuotas pajamų mokestis. Tuo tarpu, jeigu vykdot individualią veiklą su individualios veiklos pažyma, tokiu atveju pajamų mokestis yra mokamas už metus, pateikiant metinę pajamų deklaraciją ir 15% pajamų mokestis yra skaičiuojamas už gaunamą pelną, tai yra iš pajamų atimate išlaidas, ir nuo skirtumo yra skaičiuojamas 15% pajamų mokestis. Kalbant apie individualią veiklą, aktualu žinoti, kad ją gali vykdyti ir vaikai, ir nepilnamečiai asmenys nuo 14 metų, tačiau tokiu atveju asmenį nuo 14 metų, kuris yra dar nepilnametis, tai yra iki 18, išsiimant tiek verslo liudijimą, tiek individualios veiklos pažymą, mokesčių inspekcijos sistemoje reikia pridėti vieno iš tėvų laisvos formos sutikimą ir tokiu atveju asmuo galės vykdyti individualią veiklą. Ir taip pat tokiais atvejais reikia mokėti socialinio draudimo įmokas. O daugiau informacijos galite sužinoti mokesčių inspekcijos internetinėme puslapyje, pasirinkus gyvenimo įvykį, planuoju vykdyti individualią veiklą ir ten rasite visą aktualią informaciją.